pabaigėm pirmą Centrinės Europos Formulės 4 etapą, kuriame man sekėsi gan neblogai. Savo kvalifikacijoje, savo grupėje buvau 4, viename iš reisų pabaigiau 7, o šiaip savaitgalį vertinu gan neblogai. Ir susitiksime kitame etape, kuris vyks taip pat Austrijoje. Mano antras važiavimas baigėsi taip, su sprogusi padanga, čia kaip matau. Tai vyko dėl to, kad išvažiuojant į trasą, vienas žmogus sustojo prieš mane, prieš išvažiavimą. Aš spėjau sustoti, bet žmogus prieš mane nespėjo. Todėl trenkėsi man į galinę padangą ir dėl to išvažiuojant į trasą jau trasoj tiesiog sprogo padanga. Tai taip ir baigėsi mano važiavimas prieš startą. Tai taip turbūt ir mano diena baigta.